Kūrėjo valia sutampa su žmogaus valia. Jeigu tik žmogus atsiveria galimybei išreiškia savo laisvą valią veikti išvien. Jeigu jis renkasi susiderinti su kūrėjo šviesa, renkasi atsisakyti tų savo dalių, kurios dar trukdo, kurios bando iškreipti iš kelio, kurios visaip dar žaidžia per jausmus, per emocijas, per baimės ir kitus pojūčius. Turėdami aišku apsisprendimą, pasitelkdami sąmoningumą, platesnį suvokimą, kas ir kaip dar veikia per mus ir mūsų aplinkoje, galime pasirinkti, atsiduoti tam, kas veda į šviesą, kas veda į naują tiesą. Pajauskim dėkingumą viskam, kas dar pasirodo, kas dar iškyla. Tiesiog taip nusimetame dar dalį savo bagažo, kuris jau yra nebereikalingas, keliantis į kitų vibracijų erdvę. Pamatome, transformuojame ir išsilengviname. Tai darome kiekvieną akimirką, tiek, kiek reikia dienoje, tam, kad jaustume lengvumą, džiaugsmą, pilnatvę, darną, žinojimą, savo tikslingumą, savo kryptingumą. Ir atsidavimą tam vedimui per širdį, per tą aiškų ir tvirtą ryšį su kūrėju subtiliuoju pasauliu, per tą aiškų apsisprendimą, kad aš renkuosi veikti pagal kūrėjo valią ir jo šviesoje. O visa kita yra tik iliuzija. Visa kita yra tik tais bandymai iškreipti iš kelio. Pažvelkite tai, kas jūs stabdo. Atpažinkite tai. Pamatykite faktus. Kiek tie faktai atitinka su kūrėjo valia. Kiek tie faktai yra tiesa. O kiek yra išgalvota, patikėta, primesta, perimta, iškreipta. Atpažinkite tai. O atpažinę keiskite. Čia ir dabar. Nes jūs turite teisę keistis, jūs turite tą laisvą valią, jūs turite pasirinkimą. Jūs galite perduoti savo aukštesniajam aš, priimti sprendimą. Sprendimą, kuris yra skirtas naujos realybės kūrimui, kitokio gyvenimo kūrimui, kilimui aukštyn, į aukštesnės vibracijas, į harmoniją, pilnatvę. Visą tai kiekvienas iš jūsų norite. Visą tai kiekvienas sau linkite. Tai ir suteikite savo šią galimybę.
Prisiminkite, kad turite teisę apsispręsti, nuspręsti, ne kažkas kitas, bet tik tai vienas iš jūsų. Ir kiekvieno iš jūsų atsakomybė, kam leisti veikti per jūs, kam leisti įtakoti jūsų mintis, jausmus, veiksmus, kieno valiai jūs atsiduosite, kokią energiją iš savęs skleisite, su kuo bendradarbiausite ir ką maitinsite. Tu gali rinktis džiaugsmą be jokios priežasties. Tu gali rinktis laisvę be jokios priežasties. Tu gali pasirinkti, ką tu nori, be jokios priežasties, todėl, kad tau jaučiasi, kad tau šiandien tai yra tikslinga, kad tai tave veda į tavo kelią. Ir to yra pakankama, kad tai pasirinktų. Į meilę, į šviesą, į išmintį, naujumą, kūrybą, sklaidą. Būti tuo, kuo iš tikrųjų esi. Įgalinti save, būti naujame, kurti naujai. Pažinti nepažinta.